Labas tau, labas prisijungus prie manęs ir prie šito video įrašo ir tiesioginės transliacijos, jeigu netrukus prisijungsit. a, Šiandieną mano tema pasidalinimo yra kelionė, tranzitas, perėjimas iš perdegimo į proveržį. Kurk, atrask savo kelią į laisvę ir sėkmę. Leisk man paklausti tavęs, ar kada nors esi atradusi save 3-4 valandą ryte, spoksančią į lubas arba sienas tavo miegamajame ir galvojančią, kad darbas, karjera, kurį tu gyveni, atves tave prie išsekimo, kad tai yra kažkas, kas pamažu sekina tavo gyvenimą. Jeigu taip, esi ne viena. Iš tikrųjų labai daug tokių galingų moterų, kaip ir tu, atranda save tose kryžkelėse, kur stovi tarp to pasirinkimo, naujo gyvenimo, verslo, karjeros vedimo būdo ir tuo pačiu trokštamos laisvės ir susidurdamos su baime eiti į nežinią, pradėti iš naujo ir kurti kažkaip tai kitaip. Aš kreipiuosi šiandieną į tas iš jūsų, kurios galbūt jau pajudėjot. Galbūt tu jau žengiai žingsnį, priėmei sprendimą paleisti tą karjerą, kuri tave išsekina. Galbūt tu esi kokioj atsitraukimo pauzėje, kur ieškai iš naujo, kuriuo keliu tau judėti. Ir galbūt klausysit manęs ir jūs tebe esate darbe, kuris iš tikrųjų daug išeikvoja tavęs. Ir noriu pažymėti, kad labai gerai suprantu, ką reiškia jaustis, kad esi savo karjeros viršūnėje. Pasiekusi sėkmę, žmonės tave mato kaip sėkmingą. Ir galbūt tik tai tu viena, tai slapta žinai, kad jautiesi atsijungusi nuo tikrosios savęs ir nuo savo tikriausių, giliausių troškimų. Tame laike, kada tu naviguoji per šitą klausimą, kaip toliau tau gyventi, vesti savo karjerą, savirealizacijos kryptį ar verslą, be savęs aukojimo. Jeigu tu svarstai apie naują savarankišką verslą arba modifikavimą ar naują kryptį tame, ką tu darai, gali eidama tą kryptimi į naują, į nežinią, išties aptikti šūsnį baimių, kurios gali apimti tave taip, kad tu bijai pajudėti į priekį. Tos baimės dažnai būna tokios kaip, ar tau iš tikrųjų gali pasisekti, ar tu esi pakankamai gabi galinti pradėti naują verslą imtis, ar tu esi pakankamai pasitikinti, kad gali kurti finansinę gausą, finansinę laisvę savo sąlygomis. Taip pat gali būti baimė, jeigu tai yra apie naują savirealizacijos kryptį, gali tave apimti baimę būti matomai ar būti matomai naujam įvaizdyje arba būti matomai daug žmonių, kurie iki šiol nematė tavęs, jeigu tai yra apie savarankiškos veiklos kūrimą, kuris reikalauja matomumo. Tai tu gali susidurti su tokiom išaldančiom baimėm ir užstrikti tame tranzite į naują, jaustis užstrigusi, gali tose baimėse praleisti kurį laiką įsišaldžiusi, ieškodama
atsakymo savo, kuriuo keliu tau pajudėti. Ir tuo pačiu metu galbūt tu svarstai, kuris tau yra teisingas kelias. Ar likti toje karjeroje, kurioje šiuo metu jautiesi atsijungusi nuo savęs, atsijungusi nuo savo džiaugsmo, nuo savo aistros, ar šitas nežinios kelias, neužtikrintumo kelias, kuris pasitinka tave su tiek daug baimų. Ir gali būti tokie dalykai, kad tu esi, jeigu dirbai iki šiol kažkam kitam, gali būti, kad tu esi visiškai atsidavusi darbui moteris. Tai reiškia, kad darbe, karjeroje tu pasieki aukštumas ir pasieki visas tas normatyvus. Tačiau, kai galvoji apie savarankiškos veiklos verslo vedimą, gali susidurti su abejone, ar turėsi tiek pat motyvacijos išlikti ir imtis visų tų veiksmų, kuriuos reikia padaryti, kad vestum savarankišką verslą. Gali iš tikrųjų atrasti, kad tau sunku tą patį atsakomybės pojūtį, kurį tu turi, kai dirbi kažkam tai kitam, panaudoti kaip atsakomybę už savo pačios svajones. Ir tai gali atrodyti taip, kad vieną dieną tu priimi sprendimą ir sakai, eisi ir kursi tą naują savarankišką verslą, kur tu galėtum gyventi savo laisvę, savo sąlygomis. Ir tačiau kitą dieną tu pradedi abejoti kiekvienu savo sprendimu. Iš kitos pusės gali būti, jeigu tu svarstai modifikaciją savo versle ar karjeroje. Gali būti, kad tame pokyčio laike tu atsirandi tarp minėtų baimų ir tuo pačiu tarp tos perdegimo patirties, kurias jauti tave įstrigina visada ir verčia svarstyti, ar kada nors apskritai tu surasi teisingą kelią sėkmę, teisingą kelią gyventi ir operuoti ir turėti savo troškimus realizuotus. Ta perdegimo patirtis gali tave sulaikyti nuo naujo ėmimosi, nes tu jauti tam tikrą baimę, žinodama, kiek tau prireikė pastangų, kad, sakykime, užkurtum vieną karjerą, kad užliptum į tuos laiptus, tai vad naujo siekinys, žinoti, nuo ko tai prasidėtų ir kokių perdegimo aukų tavęs pareikalautų. Vėlgi gali būti ta baimė, kuri nėra tik tai kliūtis, bet yra rimtas stabdys tau judėti į tavo svajones. Tai šitos baimės ir šitie modeliai iš tikrųjų nėra tik atsitiktiniai, nėra tik tai šiaip va tavo toks susidūrimas su baime ir jinai yra kažkokia paprastas dalykas ir tu pati tikriausiai supranti, kad tai nėra paprastas dalykas, kad šitų baimių priežastis yra gilesni dalykai. Gali būti tokios patirtis, kaip pavyzdžiui santykyje su matomumu. Tu gali būti turėjusi patirtį, kur kada nors stovėjai prieš didelę žmonių auditoriją, arba ant scenos, arba kalbėjai dideliai grupiai žmonių ir buvai, galbūt kažkas pasityčiojo, galbūt kažkas tave nuteisė, galbūt tu turėjai nesėkmę. Ir šita baimė gali tave stabdyti toliau imtis šitų naujų idėjų ir sekti savo svajonėmis. Taip pat ankstesnis tavo perdegimo ar dabartinis perdegimo ciklas gali ateiti iš tokių gilesnių problemų, kurios ne tik tai tavo karjeroje kartojasi, bet ir tavo versle. Ir tu
kol neišspręsi tų gilesnių problemų, turėsiu tęstinai perdegimo ciklą. Ir viena iš tų problemų, kuri dažnai atveda lyderiaujančias moteris, daug siekiančias moteris į perdegimo ciklą, yra nepagydytas poreikis įrodyti savo pakankamumą, įrodyti savo vertumą. Ir tu gali iki šiol įrodinėti save tavo tėvams, net jeigu tau 50 metų, arba kitiems žmonėms, kurie kažkada galbūt nepatvirtino tavo pasirinkimų ir tu nori parodyti, kad kaip tau sekasi. Ir šitas modelis įrodymo, jisai kliudo tau gyventi kaip stipriai, savimi pasitikinčiai moteriai savo sąlygomis. Ne tik tai tau gyventi sąlygomis, bet ir iš tikrųjų daryti tai, ką tu esi atėjusi čia daryti, tai yra pridėtinę vertę žmonėms aplinkui tave. Ir vat nepagydyti dalykai, neintegruoti praeities dalykai gali kurti tavyje tą vidinį konfliktą ir naviguoti, judėti į priekį iš neišspręsto vidinio konflikto gali tapti sunku. Dažnai, ką aš matau, kada moteris atsiduria, kadangi tai yra pagrindinis dalykas, kodėl moteris atranda mane ir mano darbą, būtent tose tranzitiniuose etapuose iš vienos karjeros į kitą arba iš perdegimų ciklų jų mylimose veiklose, versluose į gyvenimą jų sąlygomis ir gyvenimą be kompromisų savipriežiūrai. Ir šitame navigavime aš matau dažnas sprendimas, kuriuo moteris ieško, yra tas, kad jos siekia praktinių verslo strategijų arba praktinių metodų įrankių. Pavyzdžiui, tu gali svarstyti, kad norėdama pajudėti savo svajonės, visų pirma, tau reikia įgyti kokį nors tai metodą, išmokti kažkokią naują profesiją arba įgyti papildomų sertifikatų. Arba kad išeitum iš perdegimo, vėl tu investuoji į kokias nors tai verslo strategijas naujas. Kai iš tikrųjų, ko tau reikia, tai yra išsilaisvinimo. Išsilaisvinimo iš visų tų senų modelių elgesio ir baimių, kurie riboja tavo laisvę būti savimi ir vesti savo verslą, savo karjerą pagal savo sąlygas. Ir tikriausiai tu esi, kadangi tu esi sėkminga moteris, kuri pasiekia karjerą arba pasiekia aukštumą savo versle, esi iš tų moterų, kuri, kai žino, ką jinai nori daryti, tu surinksi įrankius ir tu atliksi tam tikrus veiksmus, tau nėra problemų. Kai tu esi aiški savyje dėl krypties, dėl kelio ir kai tu turi įrankius ir jautiesi stipri savyje, tau nėra problemų. Bet klausimas yra, ar tu jautiesi stipri savyje, ar tu jautiesi laisva nuo praeities apribojimų. Ir aš suprantu, tu esi stipri ir galinga moteris. Ir tu taip save matai, tu žinai, kad tu esi stipri ir galinga moteris. Ir daug žmonių aplink tave taip masto. Ir iš kitos pusės yra svarbu būti nuoširdume su tuo, kur tu stovi šiandieną savo versle. Ir jeigu atrandi arba karjeroje, ir jeigu atrandi, kad tai yra ciklinės patirtis, kurios palaiko tave įstrigusią nepasitenkinime, stagnacijoje ir veda tave į neklestėjimo būseną, tai yra akimirka, kur išties reikia susidurti ir perdirbti vidinius dalykus. Tai mano įžvalga yra būtent apie tai, kad tai nėra tik tai apie
strategijas, šitas naujas kelias, apie praktinės strategijas. Tai yra neišvengiamai, neatsiejamai susijęs su vidiniu kito lygmens darbu, tam, kad tu galėtum išsilaisvinti ir įžengti į savo nepriklausomybę, į savo savarankiškumą, į savo laisvę, į savo stiprybę ir savo pasitikėjimą. Tai yra būtent čia, kur aš įžengiu kaip mentorė. Labas, jeigu mes matomės pirmą kartą. Mano vardas yra Viktorija Sage, esu sėkmės ir gerovės mentorė. Ambicingoms, daug pasiekusiems moteriams, padedanti joms pasiekti naujo lygio sėkmę asmeninėme gyvenime ir profesinėme gyvenime, be savęs spaudimo ir perdegimo. Tai reiškia, kad padedu tau sutaupyti daug metų streso ir perdegimo, persidirbimo, pasiekiant daugiau, gaunant daugiau, dirbant mažiau ir turint daugiau laiko savo. Su mano vedimu mano klientas suranda savo tikrąjį kelią, išsilaisvina iš tų perdegimo ciklų, visiems laikams įveikia baimės, kurias jos iki šiol sulaikė. Ir pradeda žingsniuoti savo naujų kelių, ar tai būtų naujo savarankiško verslo, ar tai būtų verslo jų sąlygomis, su visišku pasitikėjimu ir užtikrintumu. Ir mano kaip mentorės specializacija ir unikalumas, kaip matau, yra būtent tas, kad aš siūlau ne tik tai tas praktinės verslo strategijas ir sistemas ir struktūras, kurios yra reikalingos pastatyti naują lygmenį tavo klestėjimui ir tavo prisidėjimui, bet tuo pačiu padedu tau įgyti ir susikurti asmeninį savęs valdymo ir emocinio atsparumo planą. Tam, kad tu ne tik išliktum, ne tik klestėtum, bet ir gebėtum kurti savo augimą, plėtrą savo asmeniniam gyvenime ir versle tą naują kokybę, neprarasdama savęs ir tvarų augimą užtikrintum, be savęs aukojimo, be savęs forsavimo. Aš noriu pakviesti tave įsivaizduoti akimirkai, ką tau reikštų, jeigu tu kiekvieną dieną pabustum energinga ir jausdamasi pripildyta malonaus jaudulio, žinodama, kad tu kuri gyvenimą ir verslą, kuris atitinka tavo giliausius troškimus, tavo aistras ir tavo vertybės. Įsivaizduok, kad gyveni gyvenimą laisvą nuo to tradicinio 9-5 apribojimų, laisvą kurti tavo dienotvarkę, laisvę būti savo pačios bose. Todėl, kad suprantu, kad tokios stiprios moteris kaip tu nemėgsta būti nurodinėjamos, ką joms reikia daryti. Ir svarbiausia, galiausiai įsivaizduok, kad gyveni gyvenimą, kur tu esi laisva būti savimi. Laisva nuo baimės būti teisiama ir laisva nuo tų senų perdegimo ciklų. Ką tai tau reikštų? Su mano pagalba įgysi pasitikėjimą ne tik tai savo unikalumu, savo unikaliomis stiprybėmis, duotybėmis, išspręsi savo finansinės baimės ir limitus, įžengdama į naują gebėjimą kurti laisvę finansinę su džiaugsmu ir su mažiau persidirbimo ir pastangų. Ir iš tikrųjų išmoksi, kaip kurti sėkmę savo sąlygomis. Ten, kur tavo moteriška dalis gerai jaučiasi. Ten, kur tavo kūnas, tavo ritmas natūralus yra įtrauktas. Ten, kur tavo emocinis gerbuvis, proto gerbuvis yra įtrauktas. Tai iš tikrųjų yra visiškai naujas gyvenimo būdas, kuris yra tau prieinamas. Naujas savirealizacijos ir klestėjimo būdas.
Ir mano kvietimas yra tau, jeigu tu esi dabartiniam taške, kur tu save atrandi, iš tikrųjų pasirengusi daryti pokyčius ir išeiti iš perdegimų ciklų, tam, kad galėtum gyventi tyro džiaugsmo, laimės ir sėkmės pripildytą gyvenimą. Aš kviečiu tave pasikalbėti su manimi. Tai yra skirta tau, jeigu tu esi sėkminga, pasiekusi moteris, kuri yra veiksmo besiimanti ir atsakinga už savo rezultatus moteris. Ir tu atrandi save stovinčią ant to slenkščio į kažką tai naujo, kas tau jaučiasi kaip nežinia, nežinojimas. Jautiesi pavargusi nuo daug darbo iki šiol, atradusi save perdėgymo ir tai, ko tu trokšti, tai yra gyventi ir vesti savo verslą tokiu būdu, kuris leistų tau turėti daugiau erdvės savo. Ir tiems dalykams, kurie tai brangus, ar tai būtų tavo savipriežiūra, ar kelionės, ir taip pat esi pasirengusi žengti į savo naują finansinę laisvę ir ieškai nuoseklaus, stabilaus, tau asmeniškai pritaikyto vedimo tam, kad sutaupytum laiko įstrigime ir greičiau atsidurtum tame naujame gebėjime su lengvumu valdyti savo gyvenimą ir kurti tave labiausiai jaudinančią ateitį. Aš kviečiu tave susisiekti su manimi asmeniškai, gali parašyti žinutę, kad mes galėtumėm suderinti asmeninį pokalbį ir pasikalbėti apie tai, kur tu šiuo metu esi savo kelionėje, ką tu trokšti sukurti ir koks būtų planas į tai pajudėti. Ir jeigu atrasim, kad mes tinkame dirbti viena su kita, galėsim pakalbėti apie būdus, kaip mes galim dirbti kartu ir padėti tau žengti tą pirmąjį ir sekančius žingsnius link to gyvenimo, apie kurį visada svajojai. Susisiek su manimi ir pasikalbėkime. Tavo kelias į laisvę ir sėkmę tavo sąlygomis prasideda šiandien. Ačiū tau, kad buvai su manimi kartu ir nekantrauju pasimatyti su tavimi skambutyje, pasikalbėti, o jeigu esi pasirengusi, tai susisiek su manimi, o jeigu dar nesi pasirengusi, tai aš pamatysiu tave artimiausiu laiku. Iki.